Žinau, kaip tu jautiesi. Pati turėjau nesaugius santykius. Vienuose buvau globėjos rolėje, kituose partneris kažkur nuolat dingdavo. Ir žinai, kas čia yra sunkiausia? Palikti tokį santykį. Ir ne dėl to, kad tu nesuvoki, kad tau skauda, bet dėl to, kad šis jausmas tau yra labai pažįstamas. Ir nesaugumo jausmas tampa savu, tampa pažįstamu. Kaip su kava. Jeigu geri saldžią kavą, nesaldi kava atrodo karti ir neskani. Ir kai pakeiti šį įprotį, tu suvoki, kad kava be cukraus yra ypatingai gero skonio. Jausmą, kuris sukuria tau aplinkybės ir atveda žmonės, kad pajustum nesaugumą, galima keisti. Tai užtruks šiek tiek laiko, bet tai verta. Pati dabar turiu santykį, kuriame jaučiuosi saugi, kuriame nieko nereikia spėlioti. Ir tai yra mano darbo su savimi rezultatas. Jeigu jauti, kad tau yra laikas keisti savo senus įsitikinimus, parašyk man.